Kelionė arba buvimas pas vyskupo susitikimas su religinėm bendruomenėmis, tai Lietuvoje tai yra įprasta. Man kaip Seimo nariui aš maksimum skiriu laiko šitam dalykui, nes esu tikintis ir manau, kad tikėjimas, nesvarbu, kaip aš sakau, kartais koks tikėjimas, ar tu būsi evangelikų liuteronų, ar tu būsi mūsų, tai čia matyt, svarbiausia, kad žmogus kažko tikė, ne? Ir kad tu kalbė apie pagrindinius pamatinius dalykus. Ir čia taip ir gavos, kad pirmadienį mes susitinkam su Telšių vyskupu, tai yra Telšių vyskupijos minėjimas, tai yra šventė, tai yra renginys. Ir kartu aptariamas valstybėje reikšmingos temos arba tos temos, kurios yra svarbios visiems. Ir viena iš tokių tų pačių demografinių temų, aš kalbėjau apie KGB dokumentų išviešinimo, kur irgi uždaviau lygiai tą patį klausimą vyskupui, kaip įžiūri. Tai jisai faktas, kad tam tikra asmenų grupė turi būti išviešinta, kiek priklauso, kiek yra duomenų. Mes kalbėjom net ir apie sankcijas, kur irgi labai įdomu ir kur irgi lygiai taip pat ir vyskupas, ir kunigas, kuris irgi lygiai taip pat klausia, tai esmė, kokį efektą turi sankcijos pačiai Lietuvai ir kokį efektą sankcijos turi Rusijai. Tai akivaizdu, kad Rusijai neturi ir mes akivaizdžiai matom, kad šešėliniais kanalais viskas apeinama, bet pagrindinė tema tai vėlgi ta pati demografinė situacija. Tai labai yra geras pasakymas, kai užduoda klausimą, sako, iš kelių asmenų šeimos tu esi, ne? Sako, mano senelis buvo iš 11 asmenų, žinai, sako, aš buvau iš 5, sako, mano vaikai iš 2, sako, o kiek sūnus tavo vaikų turi? Mano sūnus, sako, 1 gyvena. Kaip sako 1? Nesako, ir katiną turi, bet ir tas kastruotas yra. Bet tas ir yra egzistencinis klausimas. Tada mes kalbėjome, kiek valstybė gali, kiek bažnyčia, kiek krikščioniškas pasaulis gali dalyvauti valstybės valdyme. Ir aš manau, kad tai yra pakankamai svarbu ir daug. Jisai gali būti, nes tai yra pamatinės vertybės mūsų, ant ko yra pastatyta visuomenė ir ant ko yra valstybė. Ką aš ir sakau, jeigu Gedimino prospekte vyko nuostabus šeimos paminėjimo renginys, ir apie jį praktiškai tik tiek tai yra parodoma, o apie tuos laukinius, kurie čia baubė, cypė, klykė tiek prie Seimo, tiek prie vyriausybės, tiek antrai pusiai Seimo, tai rodė vos netiesiogiai, tai daug aš matyti ir parodo, kokiam egzistenciniam lauke mes esame. Religinės bendruomenės pakankamai ribotai dalyvauja valstybės valdyme, nes tai yra valdžių atskirimo principas, jis yra konstitucijai įtvirtintas ir bažnyčia nėra viena iš valdymo formų, jeigu tai pažiūrėsim, jinai negali dalyvauti tiesioginiam valdyme, bet kur yra esminiai pamatiniai žmogiški klausimai, jie yra, pavyzdžiui, kaip pagalbinis apvaisinimas, mirties būklės registravimo įstatymas, eutanazija, tai aš manau, kad tai yra bažnyčia labai svarbu vaidmenį turi sureaguoti. Ir irgi netaip ir čia seniai mane šokiravo interviu Simono Kairio, buvusio kultūros ministro, liberalų sąjūdiečio, kuris aiškino, kad tie žmonės, kadangi aš esu prieš pagalbinę apvaisinimą susidėjusiems žmonėms arba vienišom moterim, kurios nėra santuokoje, negyvena santuokoje, tai mano galva tai yra, iš esmės ir konstitucijai netitikimas 383 dalies, nors ten nėra kalbama apie santuoką, bet aš santuoką lyginu prie šeimos principo, bet kai Simonas Kairys sako, kad čia jūs visi esate atsilikę ir vos ne maždaug tarybinių laikų nomenklatūros liekanos ir panašiai, ir pats prieš savaitę palieka savo žmoną, žinai, ir išeina kažkur gal pas kokią 10 metų ar ten 20 metų jaunesnė. Tai mes nei vienas nesam šventas, nei aš, nei jūs, nei Petras, nei Antanas, ir mes visi daug pridirbsim dar matyti gyvenime įvairių dalykų, bet pamokslauti tokiuose temose, kai tu pats esi paslydęs ant banano žievės, tai reikėtų nepamiršti, kad bažnyčia už pagrindinę vertybę, kaip už akcentą, tai yra bažnyčia atsakinga, ir jeigu bažnyčia tvirtai laikosi savo pozicijos, savo tikėjimo ir savo religijos ir aplamai tos bendruomenės, tai yra bendruomenė stiprėja. Jeigu mes pažiūrėsime krikščioniškos bendruomenės, kuo stipresnė krikščioniška bendruomenė, tuo gimstamumas yra didesnis, tuo demografinė situacija didesnis, tuo yra vienas kitų pasitikėjimas. Tai tą reikia suvokti, kad bendruomenė yra stipri tada, kai jie tiki. Tai šiandien aš to ir palinkėčiau bažnyčiom, kad tą stiprintų. Politinių jėgų Seime apart Nemuno aušros nėra. Jeigu mes pažiūrėsime vienintelę Nemuno aušrą, kuri laikosi visą laiką savo principinių nuostatų ir to religinio principo ir kaip bendruomeniškumo, tai taip, tai mes esame matyti tą politinę jėgą, kurią atstovaujam, o visi kiti arba didžioji dalis tai yra daugiau tokie, freelanceriai, tokie patys savo, žinai, nekalbant apie konservatorius, kur mano galva tai ten jau daugiau satanizmo išpažinimas vyksta, o ne apeigos, o ne tikėjimo, bet dėja jau nuo nepriklausomybės laikų yra susiformavusi, kad liaudyje juokaujama nertos beretės, tai yra konservatoriai, yra, sako, bažnytininkai. Tai nežinau, kas dar turi nutikti, kaip jūs dar reikia papurtyti, kad suprastų, nes šiaip tai Algirdas Mykolas Brazauskas archikatedrą atidavė tikintiejams, tiesiems, o ne koks nors Vytautas Landsbergis. Tai čia reikėtų tokį esminį akcentą padaryti.
Ir kiek, kaip ten sakė, komunistai, socialdemokratai, kiek buvo valdžioje, tai bažnyčia visą laiką gaudavo daugiausiai ir finansų, daugiausiai dėmesio, negu kad būnant konservatoriams.